Sveiki gyvi. Vat jum ir žiema, a? Šilta, 4 laipsniai. Bet mes čia šiandien jau. Šiandien pašnekėsim apie šių metų naujieną. Nuo pavasario jau rečiau dar kol kas naudojama, bet žmonės gal ne viską žino apie tokią vadinamą rambaeglę. Pavadinimas kyla iš to, kad buvo seniau eglė ir dasidėjo apatinė dalis, šiaip vientisa konstrukcija ir pavadinam rambaeglė. Tai jinai labiausiai tinka tokiose vietose, kaip atskirti tarp namų. Galima pasižiūrėti, nesimato nei iš vienos pusės. Atrodo kaip rombas, iš tikrųjų yra rambaeglė. Ir nėra jokio plyšio. Nei iš vienos pusės, nei iš kitos. Tai visi patenkinti būna, jeigu labai privatumo norim šioje vietoje. Tai va, pasižiūrėkit, va. Gaunasi iš šitos pusės kaip rombas ir iš anos pusės, jeigu apeisim, irgi bus kaip rombas tvara. Tai gaunasi toks, jokio nėra, va, plyšiuko. Parodysim paskui, kaip pati tvaralentė atrodo, o šioje vietoje klientas norėjo, kad čia, kaip matot, šalia yra gatvė pravažiuojanti. Šiek tiek labiau apsaugo nuo garso. Toks momentas ir plus, šiaip kaip ir sakiau, dažniausiai naudojama tarp namų apskyrimų arba terasas, kai žmonės pasidaro, kur nori irgi, kad iš abiejų pusių jau niekas nieko nematytų. Nes jeigu naudojam paprastą rombą, tai viena pusė mato, kita pusė nemato. Tai vat norim parodyti, kaip pats lankstinys atrodo, einam čia pažiūrėsim. Va. O. Čia mūsų įrankiai, nekreipkite dėmesio. Taip, va, pažiūrim dabar jo. Va, prašom žiūrėti jo iš pjūvio pusės daleiskim, vat matot, kai būdavo anksčiau eglutė, buvo be šitos apatinės dalies, tai dabar iš vientisos skardos yra sulankstyta, kaip mes ją pavadinam, rambaeglė, apačioje yra kantas, va žiūrėkit čia, kuris labai tvirta labai tokia išeina konstrukcija, daug kampų ir gaunasi mažai, tada jinai nei vibruoja daug, nei, kaip jums pasakyti, gaunasi tvirtas toks lankstinys, kuris, be netvirčiausias. Yra dar vienas tvirtesnis, galbūt, kur su kantu užlenktų rombus, bet tai čia šiuo atveju tarp namų toks. Tai va, rekomenduoju tarp sklypų šitą dalyką šioje vietoje. O montavimas tai jo, kaip ir visų panašiai. Įsimatuojam aukščius, tai tiesa, jisai jo yra šiek tiek žemesnis. Bendras aukštis 10,5. O rombas 12. Tai montuojam kas 10, pusę centimetro pats trikampiukas užeina ant kitos tvaralentės ir to pasiekoje kiauriminio matymo nėra. Nei iš apačios, nei iš viršaus. Jis yra šiek tiek brangesnis, už tai, kad daugiau detalių įeina į vieną, pavyzdžiui, ten 1,60 m aukščio tvara nuo bartelė, tai 16 detalių kaip rombo, įeitų kokių 13, kaip pavyzdys. Ar 14. Reikia skaičiuoti. Tai va, mes čia šiandien atvažiavom. Kaip ir visada, susisukam lovius. Esmė montavimų yra lovių susisukimas. Nusimatuot aukštį, pasižiūrėti, kaip, va, turim tokias va juostas, va. Tokias va pasibraižom, susikabinam, pasižymim aukščius, pasimatuojam, susidedam, susižiūrim ir tada montuojam. Tai, bet ką galiu pasakyti, pasirinkit tarp namų, labai rekomenduoju, už tai, kad visi būna patenkinti. Šiandien turim pabaigti. Kaip visada, atvažiuojam, stengiamės, priklauso aišku nuo dydžio. Čia tik tai T formos, nesu per daug, tai labai smagiai čia ir pasidarbuos. Dar tiesa turim filmuotos medžiagos, jeigu Tomas mum įdės, esam su dronu nufilmavę, kai čia gręžiam, kai pylėm betoną, visą kitą. Tai ką, tiek šiandien. Smagaus sniego, gražių švenčių ir iki kitų metų. Ate.